Neretai, labai stipriai neretai pasitaiko dviračiai su sutepta ašele. Čia ašelė prisukti ratui. Kam jūs taip darot? Kam? Kokią funkciją atlieka šitas tepalas ant ašies? Ašis yra kintamo storio, galas yra 12, šiuo konkrečiu atveju mm storio ir čia 12. Šičia yra susiaurėjimas ne tik išlengvinimui, bet ir elastingumui išlaikyti. Ir šitoje vietoje per patį vidurį jokio sąlyčio nėra su stebulė rate. Iš vis jokio. Tu įstatai, priverži, o viduje šitam tarpe šitas tepalas nereikalingas. Taigi, kai mes norim užsiimti galinį ratą arba priekinį tą patį, tiesiog ašelė net nėra už ko paimti, jinai visa tepaluota. Netepkit jūs šito tepalo. Jisai reikalingas minimaliai, truputėlį kraštuose. Tose vietose, kur ašis remiasi į guolį. Ar ten priklauso nuo rato konstrukcijos pačios stebulės. Taip, išsisuki ir galima paimti, padėti, įstatyti atgal. Nereikia tepti. Kam?